kai aš atvažiavau, jūs dalinimosi grupelėse buvot ir prie vienos prisėdavau, šiek tiek girdėjau, ką jūs veikėt arba ko jūs gyvenot čia 3 dienas tais. Ir pamokslelį, kurį ruošiausi, jis beveik panašus toks. Manau, tik patvirtinsiu tai, ką jūs kalbėjot ir kadangi vis tiek mišiose, kai kunigas kalba, kad ir kaip aš nenorėčiau sakyti pamokslo, tai vis tiek šventoji dvasia nori veikti ir tu turi kalbėti. Tai tikėkit, kad šventoji dvasia irgi toliau veikia, kaip ir tarp jūsų buvo. Pirmiausia, švęsdami Marijos dangun ėmimą mes vėl galim pagalvoti apie tą bendruomenę, bažnyčią, apie kurią jūs kalbėjote ir kas yra arba kaip jie atrodo, ar kaip iš tikrųjų mes ją išgyvenam. Aš su tokiu vienu įvaizdžiu norėčiau apie vieną pasakojimą, nes neskaičiau apie tokią šeimą, kuri buvo pajūryje, poilsiavo ir vaikai nedideli, tai jie stato paprastai pilis, žaidžia tenai ir jiem ten bebūnant, mato, kad pakrantė ateina kokia tai moteriškė. Truputį plaukai taip išdraikyti, tokia truputį keista, saulė įdegus ir kažką rankioja pakrantėje. Tai tėvai jau taip nusigandę vaikus sušaukė prie savęs, sako, vaiką teiki čia, kas ten žino, kas ten eina. Ta moteriškė ėjo pro juos ir paskui ties krantu sustojo, pasižiūrėjo, pasisveikino, nusišypsojo, o tėvai dar labiau prisiglaudė vaikus, maždaug čia dar nužiūrės ar ką. Ir ta močiutė nuėjo toliau. O paskui po 2 savaičių tėvai sužino, kad ta moteriškė jau pensininkė ir kiekvieną rytą vaikščiojus surenka sudaužytus stiklus, kad vaikai nesusižeistų, kurie žaidžia tenai. Tai manyčiau, kad toks įvaizdis bažnyčios gali šiais laikais ir visais laikais žmonės, kurie neina į bažnyčią arba ją tik sužino iš Lietuvos ryto apie ją tik tai jie įsivaizduoja irgi tokią bažnyčią nuobodį kažkokią tenai arba keisti kunigai kažkokie ten, paskui ką ten veikt nuėjus arba dar vaikus kartais išleidžia į stovyklą, sako, ten gal vertybių išmokys, bet tėvai maždaug taip. Ir tik tada, kai tu ateini tą tikrą bažnyčią ar sudalyvauji ir tampi jos dalimi, supranti, kokia tai yra dovana arba ta močiutė galėtų būti įvaizdis ir Dievo, kad reiškia tik tai pasikalbėjus iš širdį supranti, kas yra Dievas, kai jis sutinki, kad jis yra dovana. Ir manau, kad jūs po stovyklos grįždami apie misiją, kurią galvojat, kad žmonėms kalbėti neprimesti, bet kad kalbėti, kad man tai brangu. Nereikia kitų žmonių aiškinti, kad jiems turi būti brangu arba jie turi būti laimingi. Jie turi savo kelią ateiti pas Dievą, bet mūsų didžiausias liudijimas, kad man gera yra. Ir kad einu aš į savo bažnyčią, kad ir ten eiti keletą žmonių arba ten taip toliau. Tai dar kartą bažnyčios įvaizdis, kuris ir galų galiausiai, kas bažnyčia yra. Dabar, pavyzdžiui, čia jums būnant, negi bloga būti. Čia ir yra gyva bažnyčia. Tai čia ir yra esminis dalykas, apie ką turėtų Lietuvos rytas rašyti, kaip apie bažnyčią rašo. Kita mintis, Marijos paėmimas į dangų. Vienas iš grupelės sakė, kunigė pasakyk kokius 2 žodžius apie Marijos taip, kad Marija taip pasakė. Tai sakiau, pasakysiu, jeigu nusišnekėsiu nieko tokio. Tai Marijos ta taip gali vėl būti, kad Marija turėjo savo planus. Jie buvo susižadėjusi su Juozapu, o žydai tai planuoti savo gyvenimą, reiškia, turbūt turėjo būti daug vaikų, nes žydų šeimos buvo gausios tada irgi. Ir Dievas ateina visai kitus planus pasako, kui net nesupranta, kaip tai vyks, klausia, net nežino. Tai tas Marijos taip, arba ką reiškia mums gyvenime sakyti Dievui taip, tai kad turėti planus ir poziciją savo, nes poziciją reikia turėti kokią, ir aš tikiu, kad jūs turite planus, kai grįšit į namus, bet visada pasiruošus pakeisti, jei Dievas nori kitaip. Poziciją reikia turėti, nes jei neturi, tai sako, velnias pakiša, jūs vis tiek ką nors, tai reiškia, planuoti reikia, bet visada pasiruošus, ką Ignacas sakytų, indiferencija, bet jeigu Dievas norės kitaip, aš sakau Dievui taip. Ir Marija taimės. Tikiu dietinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Brangieji, džiaugdamiesi nepaprastu Marijos išaukštinimu, melskime visagalį Dievą malonių savo ir kitiems šios žemės keleiviams. Atliepsime išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome Dievo, kad mūsų jaunimas dar labiau pamiltų Mariją ir pasektų jos dorybėmis. Mūsų Viešpatie. Prašome Dievą, kad visi sergantis ir vargstantis susilauktų Marijos pagalbos. Išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome malonės, kad mūsų parapijoje ir tėvynėje vis labiau klestėtų blaivumas ir skaistumas. Išklausyk mūsų Viešpatie. Prašome Dievą, kad visiems čia susirinkusiems Marija padėtų pasiekti laimingą amžinybę. Išklausyk mūsų Viešpatie. Kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Tai priima Viešpats iš tavo šiauką, todėl vaikėkė jam garbė ir šlovė, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Te pasiekia Viešpatie tavo sostą ši mūsų atsidavimo auka ir į dangų paimtai švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, tegul mūsų širdys liepsnoja tavo meilę ir vien tavęs ieško. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpat su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti. Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, amžinasis Dieve, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Šiandien į dangų paimta mergelė Marija, Dievo gimdytoja, visos bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė. Jei tu neleidai kape sunykti, nes jis stebuklingai pagimdė žmogumi tapusi tavo sūnų, gyvybės kūrėją. Todėl mes prie angelų chorų dėdamiesi džiaugsmingai tau giedame šlovę. Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimu.
Tai yra tikėjimo paslaptis. Skelbdami Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Benediktą, mūsų vietos vyskupą, visus ganytojus, mus čia susirinkusius, žmonės, kurie mums rūpi ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, jie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su palaimintaisiais apaštalais, su visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Tėvynė tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams ir mums esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodėmių, baimių ar klaidų, žiūrėk mūsų ir visos bažnyčios tikėjimo, žiūrėk mūsų širdies, kuri ieško tavęs, suteik žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Vieni kitiems palinkėkim Kristaus ramybės. Pasaulio nuodėmes pasigailėk Dievas, kuris naikina mūsų ir viso pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Kiekvienam iš jūsų noriu dėkoti, kad atvykote, kad išdrįsote, kad nugalėjote pasipriešinimus, kad vykote su džiaugsmu, kad čia buvote, dalinotės, kad norėjote būti. Taip pat labai dėkoju Egliai, kad ji mus pats jai suteikė. Dėkoju tėvams jėzuitams, kurie mus lydėjo per šias dienas, nes turėjome jų labai daug, net 3 ir net patį vyskupą. Tai netgi ir patį tėvą Gintarą provincijolą, jeigu kas nežinojot, mes taip nespėjom pristatyti jo viešai vakar. Ir dar noriu dėkoti taip pat už visas tarnystės. Visagalis Dievas savo gerumu te palaimina jūs ir te suteikia jums išganingos išminties. Te stiprina jūsų tikėjimą ir šventina jūsų darbų ištvermę. Te kreipia jūsų žingsnius į save, te rodo jums ramybės ir meilės kelią. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi mus visus Viešpaties malonė. Dėkojame.